Kaip taisyklingai atlikti įkvėpimo raumenų treniruotę su Power Breathe Plus? Visų pirma, nustatykite pasipriešinimo lygį sukdami rankenėlę. Pradėkite nuo pačio mažiausio lygio, nebent atlikote testą ar gydytojas nurodė kitaip. Jei norite ir jums patogu, užsidėkite nosies paustuką. Patogiai atsisėskite arba atsistokite. Kvėpuosime diafragminiu kvėpavimu. Tai yra, įkvepiant pilvas išsipučia, o iškvepiant atsipalaiduoja ir įsitraukia. Prietaisą laikykite rankoje. Neuždenkite oro įleidimo angos esančios apačioje. Norėdami teisingai įkvėpti, pirmiausia turite iš plaučių iškvėpti visą orą. Tuomet įsidėkite kandiklį į burną, kad lūpos sandariai jį apgaubtų ir staigiai giliai įkvėpkite. Įkvėpimas turėtų trukti 2 sekundės ir būti tolygus, nugara turi būti tiesi, o pečiai nekilti į viršų. Jei įkvėpimo metu įsitempia kaklas, pečiai ar žandai, vadinasi pasipriešinimas yra per didelis ir jį reikėtų sumažinti. Būtent įkvėpimo su pasipriešinimu metu įvyksta treniravimo efektas. Iškvėpimas turi būti lėtas ir pasyvus, iki kol pilnai iškvėpsite. Iškvepiant pasipriešinimo nėra, todėl leiskite krūtinės ir pečių raumenims atsipalaiduoti. Lėtas iškvėpimas taip pat padeda išvengti galvos svaigimo dėl hiperventiliacijos. Jei patogu, iškvepiant prietaisą galite išimti iš burnos. Rekomenduojama atlikti 30 įkvėpimų 2 kartus per dieną – ryte ir vakare. Nenustebkite, jeigu treniruotės pabaigoje jausite nuovargį, vadinasi, jūsų raumenys iš tiesų dirba. Atlikdami kvėpavimo treniruotės nepersistenkite. Pačioje pradžioje gali būti sunku atlikti visus 30 įkvėpimų vienu kartu. Jei pradeda svaigti galva, sulėtinkite tempą, padarykite pertrauką arba sumažinkite daromų įkvėpimų skaičių. Kai pajusite, kad galite lengvai atlikti 30 įkvėpimų, vadinasi jūsų kvėpavimo raumenys sustiprėjo ir galite per pusę pasukimo padidinti pasipriešinimą. Jei turite klausimų, kreipkitės, mielai padėsime.